Kas atnešė marą į mišką? Ar žmogus, ar šernas? Jo, kas atnešė? Pradžių pradžia yra žmogus. Pradžių yra šernas. Žmogus, ne šernas. Medžiotojai nebeapsikentė. Užsienio mokslininkų tyrimais jie bando įrodyti Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovui, kad afrikinį kiaulių marą platina ne šernai. Tai neva patvirtina ir faktai, kad Rusijoje tūkstančiuose hektarų gyvena vos vienas kitas šernas, o maras siautėja kaip siautėjas. Be to medžiotojai mato, kad dėl užkrato šernai nedvėse, nors to buvo tikėtasi. Pas mus, sako, ten, kur pirmoji eilėje nustatytas kiaulių maras, dvigubai padaugėja šernų. Kodėl? Kodėl? Leiskit paklausti, kodėl? Pavasarį išlindo įla iš maišo. Šernų nuo maro nesumažėjo nei kiek, tik pagausėjo. Maras reiškia šernų neišpjauna. Ir mes medžiot negalim, ūkininkai mūsų už vienos minkštos vietos. Ką daro? Kodėl nemedžiojam? Kodėl nesaugom? Labiausiai medžiotojus piktina Maisto ir veterinarijos tarnybos siūlymas iki kito balandžio taip sumažinti šernų skaičių, kad 1000 hektarų jų liktų nedaugiau kaip 5. To nepadarius grėstų baudos. Tačiau ta pati tarnyba nusprendė, kad šernų medžiokliai reikia taikyti ribojimus. Uždrausti šėrimą, varymus uždrausti ir iššaudyti žvėris. Ir sumeškoti šernus. Klausyk, logikos, kas nors biškį turi ar neturi. Ar miške kada nors buvo ar nebuvo kas nors. Suprantat, nu? Tai kaip tu jį sumedžiosi, kaip tu jį išnaikinsi, jeigu tu uždažiam šėrimą, uždažiam varymus, viską uždažiam, ką jie patys ateis prie gryčios ir pasakys nušauk mane. Aplinkos ministerija medžiotojams pritarė ir jiems primetamas pareigas bei ribojimus laiko nelogiškais. Tai yra mažų mažiausiai absurdas, kuomet medžiotojui už tam tikrus dalykus, kurių jis, galbūt jis nepataikė į tą šerną, galbūt per mažai sumedžiojo, arba, kaip sakė medžiotojai, išmedžiojus tam tikrą kiekį, po dienos dviejų ateis dar daugiau tų šernų ir tada bus aptikta, kad skaičius netitinka, jam medžiotojai bus ne tik tai daugiatūkstantinė bauda, ne tik tai teisė medžioti, bet ir ginklo konfiskavimas. Šitokie dalykai tikrai prasilenkia ir su realybė, ir su sveiku protu. Maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus medžiotojų ir aplinkosaugininkų kritika neįtikino. Neva Lietuvos taikomas priemonės labai gerai įvertino tarptautinės komisijos, o paneigti, kad afrikinio kiaulių maro užkratą platina šernai, neva negalima. Visgi bent vieną išlygą medžiotojams padaryti ruošiamasi. Tai yra normalios populiacijos palaikymas, kad nebūtų miške šernų fermų. Tai kodėl tuomet ribojimas yra ribojama medžioklė su varovais ir viliojimu? Mes apie tai dabar galvojame. Apgalvojame, kadangi kaip ir mokslininkams yra jau Europos komisijos nauja tokia, sakyčiau, idėja. Visgi jie stebi, kas pas mus darosi mokslininkai. Ir mes visgi manome, kad tylius varymus turbūt leisime vieną kartą į mėnesį, kur yra afrikinis kiaulių maras tuose miškuose. Sudaryta darbo grupė bus bandoma aiškintis, ar visos kovos su afrikiniu kiaulių maru priemonės tinkamos ir kokios dar gali būti taikomos. Justina Vezaraitė, Vaidas Greičiūnas, Vilnius.